Prieš 15 metų pradėjęs kurti savo japonišką sodą, dabar bonsų meistras Kęstutis Ptakauskas jame sulaukė svečių iš viso pasaulio. Tai jo nuopelnas, kad Lietuva šiemet priimta į Europos bonsų asociaciją. Tiesa, iš pradžių, kai kūrėsi čia, Ptakauskai, kaip ir visi ūkiški žmonės, prisisodino vaismedžių, vaiskrūmių, pasistatė didžiulį šiltnamį. Vėliau Kęstutis taip įsitraukė į bonsų kūrimo pasaulį, kad net nepastebėjo, kaip mažieji medeliai užėmė visą nedidukės sodybos teritoriją. Sodą tau gali bet kas padaryti, bet jeigu jam yra svarbu dirbti, bendrauti su pačia gamta, jeigu tu nedirbsi pats ir tu nebendrausi su augalais, jis neįgaus tos energijos, tos, galim sakyti, harmonijos, tos, ir kai tu dirbi pats, po biskį, po 2, 3, 4 metų, bet tada tu pajauti, kas tai yra japoniškas sodas. Arbatos gėrimo namelyje Kęstutis visus atvykusius vaišina japonišką arbatą. Sausame sode medituoja. Sausame arba dar kitaip akmenų sode viskas turi savo simbolinę prasmę. Akmenys simbolizuoja salas, kalnus, o sugrėbotas smėlis vandenį. Bet daugiausia laiko vyras praleidžia formuodamas medžius bonsų sode. Kai kuriems jo kolekcijos bonsams per 100 metų. Medžio gyvenimo ciklas labai ilgas. Matyti jį kasdien visais metų laikais didžiausias malonumas. O kai tu žinai bonsai formavimo techniką, tu valdai sodą, tu valdai medį. Ir kai aš sakau, aš uždedu ant rankos medžio, aš jaučiu, kaip jo kraujas teka. Pajaus šitą malonumą, tai čia yra neišpasakytas. Gražiausia ryto rasos sode ankstų rytmetį, kai aplink nesigirdi miesto triukšmo, tik bundanti gamta. Jau daug metų kasdien Kęstutis savo sode pasitinka saulę. Tai dar vienas būtinas ritualas. Aš turiu pasitikti saulę, aš turiu girdžiu, kai žuvys neršia vandenį, kai jos plaukia, kai jos valiojasi, kai varlės, paukščiai čiulba. Tuo metu gamtoje ideali tyla. Ir aš manau, daugelis žmonių tai paima pramiega tą patį momentą. O tu va šičia visą laiką atsikeli ir prabundi su pačia gamta, su saulė. Ir aš kaip sakau, aš visą laiką lenktyniauju. O kas pirmiau pasitiks, ar saulė mane, ar aš saulė? Formuoti lapuočius lengviau, spygliuočius labai sudėtinga. Reikia daug žinių ir kantrybės. Pušų formavimas, pasak vyro, aukštasis pilotažas, nes reikia mokėti sumažinti ir spygliukus. Miške irgi ieško visokių kreivų šleivų medžių, kurie neturi perspektyvos, eina į sodą. Ir jeigu po to matau, kad man trūksta medžiagos, aš įsikasu ir jeigu kas, tada jie tampa bonsai ir džiugina visą pasaulį. Kęstutis svajoja, kad medžių formavimo būtų mokoma mokyklose ir universitetuose. Jis įsitikinęs, šis procesas ne tik labai estetiškas, bet ir turi sveikatinimo galių. Soda žmogui padeda išgyti, nugalėti stresą, nemigą ar net atsikratyti depresijos. Kiekvienam bonsų meistras linki susikurti savo sodą ir juo rūpintis, nes tik šitaip žmogus gali bendrauti su svarbiausiais pasaulio elementais – akmeniu, medžiu, vandeniu, ugnimi ir oru. Kartais man irgi ten kviečia, aš irgi darau ir apželinimus, viską. Kartais žmonės pakviečia pavyzdžiui, į tokią nuostabią gamtą ir ten kažkas nori sukurti kažką, aš atkalbu. Sakau, jūs gyvenat nuostabioj vietoj, čia aš nematau nei vieno dekoratyvinio augalo. Jūs patys pažvelgite, aišku, ir jie tada pažiūri, patys įsigyvena, pradeda gyventi tam gamtą. Paskui skambina, sako, oi, Kęstuti, ačiū, iš tikro, mes dabar tik pamatėm, kur mes gyvenam. Maždaug apie 100 metų. Architektai prisipažįsta, kad važiuodami čia japoniško sodo idėją vertino skeptiškai, tačiau tas skeptiškumas netruko išgaruoti. Kęstučio sukurtas sodas juos sužavėjo. Aš čia atėjęs tai pasijutau kaip muziejui. Lietuvoje, kad šitai galima padaryti, tikrai nesitikėjau. Jaučiuosi kaip nelietuviškoje sodyboje, kaip kažkur iškeliavus kitoje šalyje. Egzotika, iš tikrųjų. Savas stilius, išlaikytas tas stilius. Aš taip manau, kad reikia visą save atiduoti šitiem augaliukam iš tikrųjų, nes ne kiekvienas gal tiek turėtų kantrybės žmogus daug prie jų patupinėti. Aš pat žinau, kad aš tai tingėčiau čia daryti bet ką, bet pavydžiu. Taip nuoširdžiai taip pavydžiu. Kaip gerai, kaip ir Inesos atveju, kai žmogui tai patinka. Aš ten pro tos pirmus augaliukus, kai tik užėjau, vajetau, ten išpuoselėtas, ten toks įspūdis, kad kiekvienas spigliukas reiškia, nuvalytas. Čia jau yra sava filosofija, čia jau yra nebe sodas. Čia yra daugiau. Kai aš pripratus prie tos erdvės, man erdvės trūktų, tada viskas suspausta daugiau, daug maž viskas vienoje vietoje. Bet gal taip ir turi būti, nežinau. Mes nieko negalim padaryti, mes gyvenam labai mažoje erdvėje, mes neturiu tokio geros erdvės, kaip buvom pas Inesą. Jau gamta apdovanojo labai gerą erdvę, o dėl to mes čia darom tai, ką galime. Užsiėmimas iš tikrųjų labai įdomus, sudėtingas, sunkus ir po truputį dirbam.
Vėlgi natūralios medžiagos, čia natūralios, čia natūralios. Čia taip švelniai persipina tie rytai, reiškia, su tokia gryna lietuvybė, tiek su to žydiniu, tiek su akmeniu, tiek su medžiu. Japonija ir Lietuva labai yra panašios šalys, galima sakyti. Tai pas mus pagonybė ten šintoizmas buvo, tai, kurie garbino gamtą ir dėl to ir labai daug yra panašumų tarp Japonijos ir Lietuvos. Dėl to aš irgi stengiu naudoti natūralias medžiagas. Mechaniškai tokio daikto nepadarysi. Tai turbūt ir atpuola visiškai tokia galimybė, kad aš turiu daug pinigų, noriu japoniško sodo ir nusisamdžiau Petrą su Jonu, sodas mano, o daro jie. Nu, vat, daug išsiaiškinom. Nes čia turbūt geriau vaikas gripą gauna, negu kad koks augaliukas nudžiūtų. Nu, jau matosi, kad vaikai, ne, tai aš iš tikrųjų, kaip yra. Vaikas mažiukas, kaip jisai gimė, jis auga iš pradžių kaip kūdikis. Galima sakyti, jisai reikia priežiūros, bet tos vaikas paaugo, jis pats padaro. Šičia visą laiką priežiūra. Aplinka visa tobulai, ideali, bet ką daryti su namu, kai prieš 30 metų mūsų lietuviškas mentalitetas buvo, kad iš namo reikalingas ne ryšys su gamta, kad tiesiai be laiptukų išeiti ant savo žolės. O mums visiems, ne vienam Kęstučiui, visai Lietuvai reikėjo rūsio su langais, kad metras virš žemės būtų, ten rūsy dar 200 kvadratų. Neaišku, ką juose dabar darom, nes ir bulvės parduotuvėje reiškia. Nu, dabar ištaisyk tą. Nu, praktiškai tai jau labai sunkiai ištaisoma. Kaip ir visi anksčiau lietuviai, tai buvo, mes irgi statėm, tai namas buvo. Koks tas namas, aš irgi rinkausi iš tų galybės projektų, nieko nebuvo, tai aš architektui susakiau, ko aš noriu, tai va taip ir pagamino tą namą. Tai čia buvo bulvės, vištos, taip kaip gyveno. Tik vėliau, ten įvykus kažkokiom aplinkybėm, aš va tada pradėjau perdaryti ir aišku, tada visas jėgas mečiau į sodą, namas jisai liko, jisai laukė rekonstrukcijos ir vidus jau, galime sakyti, rekonstruotas. Aš labai bijojau, kad ir vidus bus toks pat, reiškia, senas. Ne, tai vidus vis tik tai yra žymiai geriau. Kas man labiausiai patinka toj pagrindinėje erdvėje, tai irgi yra interjero dalis. Kęstuti, čia nėra televizorius. Aš nežinau, kaip reaguoja, reiškia, televizijai, tai kaip žmogų nėra televizoriaus, bet tai matosi, kaip žmogus gyvena. Jam yra žymiai daugiau, reiškia, įdomių užsiėmimų negu televizorius. Taip tai, švariai, gražiai sutvarkytas interjeras su šiuolaikiškom medžiagom, kurios visos yra pirkti Lietuvoje, kaip matau, bet dalis vis tik tai padaryta ganėtinai tokie rytietiški tie motyvai. Taigi, jeigu Ineso sodybai Tauras skyrė mažesnį balą už kelias iškritusias plyteles, tai Kęstučio namą jis apskritai atsisakė vertinti. Apie zonavimą dėja irgi tas pats, būtim sąžiningi, reiškia, namas yra statytas per senai, tada poreikiai buvo pa žmonės visiškai kiti ir tas durta iš daugelio gabalų, ta prasme, Kęstučio kaltės tikrai jokios nėra, kad visi mes gimėm ne toj šaly, kurioje norėjom. Todėl gal ir susilaikysiu tiek nuo vertinimo eksterjero, tiek nuo funkcionalumo vertinimo. Nes tai elementariai, aš skaitau, tai būtų nesąžininga. Jeigu čia yra svarbiausia, yra šitoks pomėgis puoselėti ypatingą sodą, sakyčiau ypatingą, tai aš net nesakyčiau, kad čia yra kažkokie trūkumai. Tai, kad čia žmogus renkasi savo gyvenimo stilių. Aš net sakyčiau, nežinau, ar būtume tą namą rekonstruoti. Galima nusisukti nugarą ir žiūrėti šitokį fantastišką sodą. Mažoji architektūra. Galiu pasakyti, kad tai bus 8. Tai ne Kęstučio kaltė. Tai dalis pradėta, reiškia, prieš 20 metų, dabaiginėjama yra dar dabar. Stilius iš tikrųjų išlaikytas labai. Man patiko ir ta visa švitelių suvytas sienelė ir terasa. Kiek balų rašyti? Be abejo 10. Nuostabu, gal neįprasta lietuviškai Lietuvos sodybom, bet viskas dera ir augalai visi yra, ypatingai jie yra išpuoselėti, yra gražu, aš tai nežinau ir iš viso žodžių neturiu. Na, žinoma, 10. Estetika lygiai taip pat 10, nes čia sako toks namas muziejus. Štai tokie visų vertinimai. Atsisveikinant, Kęstučiui teikiame projekto partnerių dovaną žurnalo Statyk praktinis būsto vadovas metinę prenumeratą. Rekonstruojant namą patarimai pravers. Pristatėme pirmasias 2 sodybas. Priminsime, jog už patikusią savo balsą galite atiduoti skambindami trumpaisiais telefono numeriais. Balsavimas tęsis dar pusvalandį po laidos.
Balsuoti kviečiame ir internetu svetainėje www.sodovizija.lt. Čia jūsų balsai laukiami iki pirmadienio vakaro. Na, o kitoje laidoje 2 šaunios sodybos Kauno rajone. Čia jau aš pats jau. Ir grinai va šitom rankom, reiškia, viskas padaryta. Žmonės, nestatykite tų baisių betoninių tvorų ir taip pat nedarykite tų metalinių skardinių. Po darbo grįžti nusiplūkęs, kada įleidi rankas, kojas į žemę, kasuo pasiėmė, tada visai kitas žmogus pasidarai.